Sveiki, šiandieną žaidžiame kiną. Pristatau jums stalo žaidimą, kuriame jūs tapsite vienu iš Europos Arthouse kino teatro direktoriumi ir varžysitės dėl užsakymų, populiarumo bei šlovės. Arthouse tai eksperimentinių ir nemasėms skirtų filmų žanras, kuriuos dažniau galite pamatyti mažesniuose istoriniuose kino teatruose. Būdamas tokio teatro direktoriaus pozicijoje, jūs tenksitės užtikrinti sklandų jo veikimą. Teks pasirūpinti tinkama teatro įranga, renginiais bei netikėtais įvykiais. Renginių pasiūlymai bus išdėstyti stalo viduryje. Norint juos organizuoti, reikės skirti nurodytą kiekį teatro resursų, kuriuos sudaro pinigai, šlovė, populiarumas bei patikimumas. Ridenkite kauliuką ir sužinokite, ar renginys buvo sėkmingas. Mažiau sėkmingas renginys jums atneš mažiau resursų, o labiau sėkmingas uždirbs daugiau. Atkreipkite dėmesį, jog kai kurie didesni renginiai reikalauja tam tikro lygio technikos. Pavyzdžiui, geresnio ekrano, kėdžių ar projektoriaus. Patobulinimo kortelės jums leis atnaujinti kino teatro inventorių ir tokiu būdu pritraukti vis didesnius ir svarbesnius renginius. Be abejo, tokie atnaujinimai reikalauja investicijų, tad teks paploninti kišenę. Be viso to, žaidėjai turės galimybę traukti įvykių korteles, tarp kurių, kaip ir tikrame gyvenime, pasitaikys tiek teigiami, tiek neigiami įvykiai. Pavyzdžiui, gauta dotacija arba susirgę darbuotojai. Laimėtojų taps daugiau svarbesnių renginių įgyvendinęs kino teatras. Žaidimo autorius Rokas Diržys žinomas kaip lengvesnio žanro žaidimų kūrėjas. Tad šį žaidimą labai lengva išmokti ir smagu žaisti. Jis skirtas žaidėjams nuo 12 metų ir trunka sužaisti apie 45 minutes. Asmeniškai mane sužavėjo unikali tema ir minimalistinis art deco stilius, kurį iliustravo Sandra Zinkutė. Žaidimą jau galite įsigyti Kauno kino teatre Romuva. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like, parašyti komentaro bei prenumeruoti.